Užsikirto pala, ne. Eina, na, čia skirti jamurtiką, aš dar taip. Tikriname automobilius prieš pirkimą ir padedame išsirinkti geriausiai parduodamą automobilį rinkoje. Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Gavau užsakymą padėti susigrąžinti pinigus, nes žmogus nusipirko automobilį ir buvo labai daug paslėptų defektų, dėl kurių pardavėjas visiškai nenori kompensuoti pirkėjui. Nors tikino, kad yra pilnai tvarkingas automobilis, tiesiog pasitikėjo pardavėjais, kurie yra įmonė užsiimanti automobilių priekybą. Tai žodžiu, iš pokalbio, kaip suprantu, tenais yra ir katalizatoriai išpjauti, ir variklis ten problematiškas, galimai netgi variklio defektas. Ir dar klausimas dėl ridos ir kitų visų mazgų. Taigi važiuojam į vietą, tikrinam ir stengsimės parodyti viską nuodugniai, kaip būna. Tai likit visi, žiūrėti iki galo video, tie, kas pirksit automobilius ir nedaug apie juos išmanot. Galbūt jums bus gera pamoka, kaip nereikia daryti ir kaip reikia daryti. Tiek žinių, važiuojam žiūrėti. Tai va, išsisukom pakaitinimo žvakės, tikrinsim kompresiją, nes gali būti ir kaip variantas, kad nėra pakankamai kompresijos cilindruose. Jeigu jis šaltas užsikuria sunkiai ir išmeta mėlyną dūmą, klaidų nemeta, reikia gilintis kas. Ar kompresija, ar purkštukai, ar kokia galva trūkus prapūsta, ar dar kiti variantai. Tai dabar žiūrim kompresiją. Kiek jam turi būti 27, kokias atmosferas, ne? 28. Jo. Dar vienas iš niuansų, galit pasižiūrėti, ant kiek turbina propučia tepalo. Bet nuserdžius, matomai, įsiurbimo šlangą reikia keisti, nes yra skilus ir trūkus lūžus. Gerai, kad dar neįtraukia į vidų turbinos. Kaip kiti, pavyzdžiui, remontuotų, užteptų hermetiko ir važiuotų, bet nevažiuotų ilgai, nes pritrauktų turbiną hermetiko. Tai jeigu jūs tokį atliksit remontą, geriau keiskit viską normaliai, jokių hermetikų čia negali būti. Ir visiškai griežtai. Gerai. Žiūriu, pas visus mechanikus yra įprotis, kad jeigu kažkas kažką dirba ir noris vis tiek irgi daryti. O, viskas. Nu, davai, sukam. Žiūrim kiek. Nu, žiūrim, ką turim. Dar. Labai gerai. Tai vat, mano nuojauta ir pasiteisina. Vienam cilindrė yra tik 20 atmosferų, visuose kituose iki 28 atmosferų. Taigi, šis kompresijos trūkumas gali įtakoti šalto variklio kūrimasi, nes kai jis šaltas užsikuria, daug mėlyno dūmo, sunkiai labai užsiveda, bet šiaip čia nėra labai didelis trūkumas, taigi dar gali būti, kad kuro sistema turi problemą, nes mes viską nuosekliai patikrinam. CO2 testas padarytas, praėjo viskas gerai, žvakės veikia, kompresiją pamatavom, 5 cilindruose viskas gerai, bet vienam 20 atmosferų, priklauso 28, tai jau blogai. Purkštukus tikrinti, ar veš tikrinti? Nemanau, kad verta, užrašysim pilną defektinį aktą, o jau po to, kas ar liks tas automobilis pas savininką, ar grįž pas pardavėją, ir tada bus remontas daromas ir tada bus gilinamas į giliau, nes kad purkštukus patikrinti daug laiko užima, reikia išimti, vežti, padaryti, o čia dabar reikia operatyviai defektinį aktą parašyti, kol laikas neprabėgo, kad pardavėjai neišsisuktų. Surenkam ir varam toliau, įrodysim defektus. Ten užfiksavo, kad aš klientas toksai, žinai, kad prisikabinėjau prie jų. Žinai, tai jeigu nuvažiuosiu į techapžiūrą dabar su šito automobiliu... Jie dėl to nenorėjo rašyti, jie dėl to nenorėjo rašyti techapžiūroj, nes jų kolegas neužrašė defektų. Tai va. Taip. Jo. Kai tas Ignas, mano kaimynas, dar surašė ant lapo visus defektus, jo, ir skaitė. Iš lapo visą išvardino. Supratau, nu gerai. Žodžiu, tokia situacija su tuo automobiliu. Prieš parduodant jam buvo praeita techninė apžiūra, bet defektų yra daugybė. Ir jūs įsivaizduokit, žmogus nuvarė, to dabartinio automobilio savininkas dar sykį technikinį, kad pamėgintų dar sykį praeiti ir pasižiūrėtų, ar tikrai jis galėjo savo eigą praeiti technikinį.
Ir įvyko neeilinė situacija, filmavo tą mašiną, fotografavo ir, žodžiu, defektų rimtai nežiūrėjo. Kaip pavyzdys, pats tas savininkas automobilio sako, pasižiūrėkit, amortizatoriai yra išbėgę, užrašykit kaip defektą. Ir jie net neužrašė to. Kodėl neužrašė? O todėl, kad dangstė savo kolegas. Pasižiūrėkite amortikus, ar tikrai manot, kad jie nėra išbėgę. Nes žmogus važiuodamas jaučia, kad linguoja ir matosi netgi išbėgimas. Pažiūrėkit. Šlapės visas amortikas. Viršutinės gumos nėra, jis netgi apdžiūvęs jau yra, ant kiek jis yra senai išbėgęs buvęs. Jis visas apdžiūvęs yra tas tepalas, o ten visiškai guma nuplyšus viršų. Va, šlapės visas amortizatorius tikrai matosi. Dabar kitoj pusėje. Eina, čia skirtingi amortikai, aš dar taip nematęs. Kairiai pusėje, žiūrėkit, vienoks amortizatorius su apsauga, o dešiniai pusėje dar kitoks ir dar išbėgęs dešiniai pusėje. Eina, kas čia remontavo tą mašiną, belė kokią amortizatorių įdėjo ir praleido technikinį tai mašinai. Kosmosas. Absurda komedija. Siaubas. Diena tai naujienas, tai paroda. Šakės. Tak, gerai, tikrinam. Toliau. O kas iš galo dar defektų yra? Galia nebėra, kaip ir važiuoklė, ne? Nu, duslintuvą sutvarkiau, ten buvo apkabą duslintuvo. Ai, va, matau. Bakelį nepalėčiau. Jo, supratau. Ok. Ai, kardano guma, nu ten žinojo apie šitą. Jo, čia Sutartį buvo parašyta. smulkmena. Žodžiai, einam į priekį. O dabar pasižiūrėkit į perliukišką vietą. Praleido technikinį. Prieš kiek laiko praleido technikinį, priminkit? Prieš 4 mėnesius. Prieš 4 mėnesius praleido šitam automobiliui technikinį. Negi per 4 mėnesius pradėjo vairo kolonėlę taip leisti talyvą. Arba visas variklis paskendo tepalais. Savininkui dabar kieme privarvėjo visokių tepalų. Variklio alyvos, vairo stiprintuvo tepalo. Tragedija. Dugno apsaugos net nėra. Tepalai bėga per granatą. Žodžiu, neįmanoma, kad šitas automobilis prieš 4 mėnesius buvo tvarkingas ir galėjo savo eiga praeiti technikinį. Amortikai matosi seni, sudėti skirtingi galia, tepalais apibėgė viskas. Katalizatoriaus nėra, DPF filtro nėra. Ir esminis perliukas šito automobilio, kad rida ne 300 000, o 500 000 kilometrų. Buvo atsukinėjama, kas kiekvieną technikinį. Čia yra išskirtinis atvejis. Čia žmogus turėjo, kuris supranta apie automobilis, verčiasi automobiliais ir atsisukinėja, kas kiekvieną technikinį tikslingai rida, tam, kad nesimatytų privalomosios techninės apžiūros lape. Nesažiningai skamba, ką? Nes defektas čia turėtų būti kronkšteinas. Matosi, čia 2 varžtai turi įsisukti ir čia 4. Ir matosi, jie netgi buvo išrauti. Technikinis netgi dėl tokio neturėtų praleisti. Ir matosi, jie kad nešviežiai išrauti ir tikrai labai senai. Žodžiu, technikinis buvo praeitas už papildomą 50 eurų. Arba kaip geram draugui už ačiū. Jo, gali būti, žiūrėkit. Katalizatorius. Tuščias. Ten katalizatoriui turėtų būti O2 sensorius. Arba temperatūros. Tiksliai nežinau, bet jo nėra įsuktas, tiesiog varžtas. Kitas niuansas, pasižiūrėkit, kas čia per bairis. Matot išmetimo kolektorių? Jis šlapės. Pavoščius ten dizelis. Kaip jums patinka išmetimo kolektorius dizelio APS? Gali automobilis užsidegti. Faktas, gali ir dėl tepalo užsidegti ir čia būtina tvarkyti ir negalima su tokiu net važinėti. Defektus, kuriuos paminėjo pardavėjas pirkėjui, kad variklis yra pasitepalavęs truputį, o jūs matot kiek iš tikrųjų, ir yra kardano gumos defektas. Pasižiūrėkite kardaną. Normaliai? Juda visą, žiūrėkit, klibą. Kardaną galiu tampyti su ranka, jūs įsivaizduojat? Nuplyš greit iki galo. Rimtas defektas, multimedija iškraudinėja akumuliatorių. Nu, kaip ir smulkmena, bet čia yra prasukta vairuotojo durų spyna, taigi jeigu išsikrauna akumas, vienintelis įėjimas, daužimas lango, nes jeigu mes užkišim tokią specialų įrankį, kad paspaustų atrakinimą, neatsirakins, nes čia mersas yra. Taigi labai rimtas gedimas, negalima net į parduotuvę nuvažiuoti, nes gali išsikrauti akumas ir kaip po to įeiti mašiną. Po to nusidėvėjimas, nu tikrai ne pagal 300 000, sėdynė vairuotojo įplyšus. Čiukas neveikia dar,
dar rimtas defektas, nešildo pečiukas. Iš vis kokia bjauri žmogų situacija buvo, tarėsi su tais pardavėjais, ten jį apgaudinėjo, sakė, sutvarkysim, kompensuosim, visą kitą. Tempė laiką, tiesiog tempė gumą, tempė ir trūko kantrybė. Žmogus pradėjo ieškoti pagalbos. Užsisakė auto pretenziją, sako, reikia defektinio akto, reikia samatos. Mes padarėm defektinį aktą, padarėm samatą visą. Samatą paprastam servizė, kad sutvarkyti visą pilnai automobilį, iki 8 000 eurų maždaug. Kosmosas, kai automobilis kainuoja 9 000 eurų. Dar vienas niuansas, kuris žiauriai bjaurus toks. Žmogus nuvažiavo pas tuos perpardavinėtojus į aikštelę. Atvažiuoja, žiūri, sėdi advokatas jų, ten dar pilna žmonių. Sako, mes tau galim grąžinti 4900 eurų, nes ant pirkimo pardavimo sutarties parašė tik 4900 eurų, nors mokėjo 9000 eurų. Įsivaizduojat, kokie nachalai. Tokį lavoną prastumę, susuktą ridą, pilną defektų, pravarytų technikinį už pinigus, visiškai negalinčių važiuoti mūsų keliais ir dar taip nachališkai elgėsi. Sako, 4900 galim grąžinti. Nori pasipelnyti kitokio lygio. Antiek naglį. Čia buvo užsirautant labai blogų perikupų. Mes juos įvardinsim neužilgo. Taip, kalbant apie dokumentus, noriu parodyti kelis faktus, kurie labai sukelia abejonių. Teikit. Technikinis. Praeitas 23 metais, 8 mėnesį, 23 dieną. 24 metais, 1 mėnesį, 25 daryta papildoma patikra, todėl nes klientas pagalvojo, kad galbūt technikinis bus praeitas už pinigus ir reikia pasitikrinti, ar iš tikrųjų yra kažkokių defektų. Prirašė N defektų ir ne visus defektus. Matomai, tuvlita dangsto savo kolegas, nes pavyzdžiui galinio amortizatorių net nepripaišė, nes vienas ir kitas skiriasi. Ir dar plus vienas yra visiškai išbėgęs, netgi tepalas jau padžiuvęs yra, linguoja mašina visiškai važiuojant. Ir dar ten kai ko nenorėjo pripaišyti, kaip pavyzdys, išmetamųjų dujų nematavo. Bet tas atleidžiama, nes variklis visas apsitepalavęs ir negalima stipriai gazuoti, nes automobilis gali užsidegti. Po to, kalbant apie patį skelbimą, šaunu, kad pirkėjas atsispausdino skelbimo nuorodą, štai kaina 10 500 pradinė, jis nuderino iki 9 000 eurų ir nusipirko. Žiūrėkit, čia 304 000 rida, bet jis pirko su 317 000. Ar 316. Palaukit, pirkimo pardavimo sutartį yra. Bet nerašė net gridos. Žiūrėkit, pirkimo pardavimo sutartis 4900 eurų. Kaip manot, ar tikrai tiek nusiderėjo nuo tiek? Faktas, kad davė grinų. Pirkėjas nemanau, kad tikrai meluoja. Taip. O įmonė, kuri pardavė, yra Šalčininkų rajone UAB Gulija. UAB Gulija. Įsiminkit šitą įmonę. Kas turėsit Šalčininkų rajone su šitą įmonę reikalų, tai jūs turėkit omeny, kad jie yra aferistai. Ir šitie aferistai, įėjus į rekvizitus, turi 12 darbuotojų, 22 metais pajamos buvo 1 100 000 eurų, grinasis pelnas 85 000 eurų, įmonės amžius 26 metai. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu ta įmonė jau 26 metus prekiauja automobilis, įsivaizduokit, kokie yra kenkėjai mūsų rinkoje pardavinėja tokius lavonus. Kaip mes išsiaiškinam iš automobilio pirkėjo, šitas būtent automobilis buvo kažkokio ar darbuotojo, ar savininko tos UAB Gulijos, kuris ilgai važinėjo su to automobiliu ir po to pardavė. Kas technikinį, faktas, kad atsisukinėjo ridą, nes per diagnostiką matom, kad yra 500 000 rida, o ne 317 000. Taigi, grįž pirkėjas ir trumpai dar papasakos apie visą situaciją, kaip viskas vyko. O dar apibendrinant apie visą situaciją, koks yra mūsų tikslas, ką mes dabar norim. Norim 2 variantus išlošti. Arba automobilį grąžinti ir kad klientui būtų kompensuota moralinė žala pirmoje eilėje, defektinis aktas, samata ir visos kitos išlaidos, kurias reikėjo išleisti automobiliui. Jie nesutiks su šito dalyku, bet einant į teismą, duodu 99%, kad laimės. Nes yra N defektų, automobilis stovi kieme, yra patikrintas ekspertų, nustatyti defektai. Teisme reiktų sugebėti nelaimėti teismo su tokiais įrodymais.
Taigi manau, kad viskas bus gerai, kaip ir dažniausiai būna. Teismas bus laimėtas, pinigai bus kompensuoti, žmogus susitvarkys automobilį. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nusipirksit kažkokį tokį lavoną per savo neapdairumą, per skubėjimą, kas dažnai būna, kas yra žmoniška, galit kreiptis į mus. Mes jums padėsim susitvarkyti su šiuo reikalu. Mes jums padėsim gauti kompensaciją už automobilį arba grąžinti automobilį. 2 variantai, kuriuos reikia daryti. Negalima apsileisti visokiam aferistam, negalima leisti savęs maudyti, mulkinti. Finansiškai tai kainuoja ir be galo daug morališkai. Morališkai, žinokit, dar daugiau kainuoja. Kai turi nusipirkęs naują automobilį, eiti, tvarkyti, žiūrėti, kas čia, kaip čia, kur čia. Nu čia yra bjaurus reikalas nusipirkti lavoną. Todėl visada rekomenduojam prieš perkant pasitikrinti. Arba jeigu net neišmanot, kaip ieškoti automobilio, tai užsisakyti automobilio paiešką. Nebūtinai pas mumis, kad ir pas mumis su kokius konkurentus ar kitus žmonės, kas supranta tikrai apie automobilius. Nes tai yra iš tikrųjų labai gili niša ir labai plati. Apie ją galima daug kalbėti, bet neužteks valandų, dienų, netgi gal mėnesių. Taigi, būkit budrus pirkdami automobilius.